Sveiki, pasikalbėkime apie socialinės medijas. Mūsų gyvenamais technologijų laikais pasaulis masiškai naudoja socialinės medijas įvairiems gyvenimo aspektams bei darbiniams sektoriams. Remiantis paskutiniais analitiniais duomenimis, šiuo metu įvairiomis socialinėmis medijomis naudojasi apie 4,95 milijardo gyventojų, kas sudaro apie 60% visos pasaulio populiacijos. Bei stebint istorinius duomenis, apie kiekvienais metais be perstojo augantį socialinių medijų vartotojų skaičių, prognozuojama, kad 2024 metų pabaigoje šis skaičius gerokai viršys 5 milijardus. Bei galime drąsiai teigti, kad skaičius kiekvienais metais ir toliau be perstojo augs. Ir nors socialinės medijos yra stiprus ginklas verslo marketingo srityje, taip pat patogus įrankis bendrauti su draugais, šeimos nariais, bei dalintis ir atrasti jums reikalingą, naudingą arba paprasčiausiai įdomią informaciją, tačiau ganėtinai mažai žinome apie aktyvių socialinių medijų naudojimo daromą žalą mūsų emociniai bei psichologiniai būsenos. Taip pat kasdieniškose gyvenimo situacijose, kurios gali neigiamai įtakoti mūsų gyvenimo kokybę. Ilgas valandas analizuodamas mokslinius šaltinius, mokslininkų įžvalgas bei psichologų diskusijas susistemizavau daug vertingos informacijos, kurią noriu pasidalinti su jumis, kad galėtumėte aiškiau suvokti, su kokiais stipriais pavojais iš tikro susidurime neribodami savo laiko socialinėse medijose. Suprantu, ką galite pagalvoti. Yra ganėtinai ironiška, kad apie socialinių medijų žalą dalinuosi socialinėje platformoje. Tačiau tai yra labai plataus spektro informacijos skleidimo būdas, suteikiantis galimybę pasiekti plačią žmonių auditoriją. Tad pasinaudosiu šią galimybę pasidalinti kažko išties vertingu. Pradėkime nuo pagrindų. Kodėl nesąmoningai tampame tokie priklausomi nuo taip vadinamo scrollinimo? Kad atsakyti į šį klausimą yra svarbu bent minimaliai suprasti, kas yra dopaminas ir kaip mūsų organizmuose veikia jo sistema. Dopaminas yra neurotransmiterio tipas veikiantis tam tikras mūsų smegenų sritis, kad suteiktų pasitenkinimo, malonumo bei motyvacijos jausmą. Dopaminas taip pat atlieka svarbų vaidmenį atliekant daug kitų svarbių kūno funkcijų, tokių kaip judėjimas bei atmintis. Ir žemas dopamino kiekis gali įtakoti mažesnę motyvaciją gyvenimui, veržlumo neturėjimą siekiant savo tikslų ir silpnesnius malonaus susijaudinimo pojūčius. Tačiau esminis dopamino vaidmuo yra išsiskirti, kai jūs patirite malonumą, pasiekite kokį nors savo išsikeltą tikslą arba įveikite iššūkį, kuris viršijo jūsų kompetencijos lygį. Taip pat jaučiate motyvaciją ir aistrą savo vykdomai veiklai ir kad veikla, kuria užsiimate, yra naudinga, teisinga bei veda jūs tinkamu keliu. Neuromokslininkas Andrew Huberman aiškina, kad dopamino sistema yra surišta su šiomis produktyvaus susikaupimo bei malonumo akimirkomis. O žmogaus kūnas yra suprojektuotas taip, kad malonomis akimirkomis pasireikštų neuroplastiškumas. Tad malonės akimirkas mes norime kartoti vėl ir vėl. Jūsų kūne ir smegenyse visą laiką cirkuliuoja norminis dopamino lygis, kuris yra svarbus jūsų bendrai gerai savijautai. Tačiau įvairiose su didesniu malonumu surištose situacijose mes patirime dopamino išsiskyrimą gerokai aukščiau normos ribų. Pavyzdžiui, suvalgius labai mėgstamo šokolado patirime 1,5 karto didesnį dopamino išsiskyrimą, o užsiimant savo labai mėgstamą sportinę veiklą dopaminas gali sukilti netgi 2. Didesnį dopamino išsiskyrimą taip pat galite patirti pamatę žmogų, kuriam jaučiate stiprią simpatiją ir daugybę kitokių su jūsų asmeniniu malonumu surištų situacijų. Tai yra viena iš priežasčių, kodėl žmonės tampa priklausomi nuo sveikatai žalingų įpročių, tokių kaip rūkymas ir pastovus alkoholio vartojimas. Neuromokslininkas pabrėžia, kad gavus nikotino dopaminas gali išsiskirti iki 2,5 kartų aukščiau normos ribų, o alkoholio vartojimas provokuoja didesnį dopamino išsiskyrimą, tačiau tuo pačiu metu prievartauja jūsų natūralią dopamino sistemą. Pastovus alkoholio vartojimas išsekina dopamino kiekį žmogaus smegenyse, kas sukelia norą jį vartoti vis labiau ir labiau siekiant vėl patirti malonumą, o pasekoje atsiranda tvirti pamatai alkoholizmui. Tačiau dopamino išsiskyrimai aukščiau normos ribų yra provokuojami ir besinaudojant socialinėmis medijomis. Atsidarius Instagramą, Facebooką arba TikToką naršote per daugybę neįdomių, nenaudingų, bei visiškai jokios naudos jums nenešančių skirtingų įrašų, kol galiausiai atrandate kažką, kas atkreipia jūsų dėmesį. Tai gali būti kokia nors drama, riaušės, įrašas apie jūs dominančią temą arba tiesiog trumpas vaizdo klipas atitinkantis jūsų mėgstamą hobį arba turimą humoro jausmą. Tokioje situacijoje pasireiškia atradimo ir jaudinančios naujovės jausmas,
tad dopaminas išsiskiria aukščiau normos ribų. Kaip ir minėjau anksčiau, įvairiomis su malonumu surištomis akimirkomis organizme pasireiškia neuroplastiškumas, tad malonės akimirkas norisi pakartoti. Tačiau didžiausia bėda yra tame, kad socialinių medijų algoritmas yra labai protingai sukurtas siekiant prikaustyti jūs prie telefono ekranų. Andrew Huberman pabrėžia, kad šie algoritmai paremti pačiu galingiausiu būdu, siekiant skatinti jūs be perstojo atlyginti tą patį veiksmą, kol gausite protarpinį atsitiktinį atlygį ir niekada nežinosite, kada tą lobį atrasite. Kadangi būsena dopaminui pakilus aukščiau normos ribų ilgai netrunka ir jis grįžta atgal į normos ribas, o jūsų atrastas ir anksčiau jūsų duomenės įrašas socialinėse medijose jums jau yra matytas bei atsibodęs, jūs nesąmoningai norite pakartoti šį jaudinančios naujovės ir atradimo potyrį. Tad ir toliau tuščiai švaistote savo brangų laiką, kapstydamiesi po socialinių medijų rodomą šlamštą, ieškodami kažko, kas atkreips jūsų dėmesį ir išprovokuos dopamino išsiskyrimą aukščiau normos ribų. Neuromokslininkas šį nesąmoningai atliekamą veiksmą įvardė panašų į obsesinę kompulsiją. Tai yra labai panašu kaip priklausomybė žaisti kazino. Žmogus priklausomas nuo azartinių lošimų niekada nežino, kada gali išlošti. Tad ir nieko neišlošdamas vis tiek toliau sėdi ir kartoja tuos pačius veiksmus, tikėdamasis, kad bet kurią akimirką jam pavyks laimėti. Kad būtų dar lengviau suprasti situaciją, įsivaizduokite šunį, kuris beviltiškai ilgą laiką kapsto tą patį žemės lopinėlį vien dėl to, kad kažkada seniau žaisdamas toje vietoje atrado užkastą kaulą. Tad dabar kapsto tą pačią vietą, tikėdamasis tenais vėl kažką atrasti. Tokią situaciją stebinti šono vaizdas yra ganėtinai liūdnas, tačiau labai panašus į naršymo socialinėse medijose ieškant dopamino sistemos stimuliantų vien dėl to, kad kažkada anksčiau esate tenais jų atradę. Skirtumas tik tas, kad šios stimuliantų socialinėse medijose jūs vėl ir vėl atrandate. Tad ir toliau švaistote savo brangų laiką sukdamiesi socialinių medijų algoritmo karuselėje. Pats brangiausias jūsų turimas turtas yra ne pinigai ar mašinos, o laikas. O šio algoritmo pasekoje jūs nesąmoningai socialinėse medijose praleidžiate daugybę brangaus laiko net ir tada, kai nerandate nieko, kas atkreiptų jūsų dėmesį. Tačiau vis tiek, vietoj to, kad atsiduoti natūraliems dopamino išsiskirimą skatinančioms veikloms, tokioms kaip asmeninių norų ir svajonių siekimas, skaitimas, mėgstama sportinė veikla, bei gyvas kontaktas su jums brangiais žmonėmis ir daugybė kitų veiklų, kurios gerina jūsų gyvenimo kokybę ir padeda siekti asmeninių tikslų, šį brangų laiką švaistote dopamino išsiskirimo stimuliantų ieškodami socialinėse medijose. O blogiausia yra tai, kad didžioji socialinių medijų naršymo laiko dalis yra praleidžiama stimuliantų beieškant. Pasidarykite trumpą tyrimą patys savo. Savo telefono nustatymuose galite nesunkiai patikrinti, kiek laiko praleidžiate prie telefono ir kokias programėlės dažniausiai naudojate. Paskaičiuokite, kiek vidutiniškai laiko praleidote socialinėse medijose per praeitą savaitę. O dabar įsivaizduokite, kad bent pusę, o gal net visą šį laiką būtumėte skyrę tokioms veikloms kaip knygų skaitimas, galbūt naujos dominančios veiklos išbandymas arba esamos profesinės veiklos įgūdžių tobulinimas. Taip pat sportinė veikla ir didesnis dėmesio skirimas savo fizinės sveikatos priežiūrai, kas turi tiesioginę įtaką ir jūsų emociniai būsenai, bei daugybė kitų veiklų auginančių jūsų asmenybę ir gerinančių jūsų gyvenimo kokybę. Kiek daug brangaus laiko kiekvieną savaitę išvaistote tuščiai naršydami socialinės medijas, kuriuose ieškote dopamino stimuliantų. Ir taip savaitė po savaitės, mėnesis po mėnesio ir metai po metų. Kadangi dabar žinote, kokiu būdu tampate priklausomi nuo socialinių medijų naršymo, yra labai svarbu suvokti, su kokiomis neigiamai gyvenimo kokybę įtakojančiamis pasekmėmis galite susidurti, juose praleisdami per daug laiko. Ar esate girdėję apie anglišką terminą ADHD? Tiems, kas nesate, tai paraidžiui išvertus į lietuvių kalbą, tai reiškia dėmesio trūkumo ir hiperaktyvumo sindromas. Šis sindromas pasireiškia tokiais simptomais kaip hiperaktyvumas, lengvas išsiblaškymas, impulsyvumo nevaldymas priimant svarbius gyvenimo sprendimus ir neapgalvojant apie galimas pasekmes. Taip pat sunkumai stengiantis į kažką sutelkti savo dėmesį, palaikyti pokalbį su kitu žmogumi bei paprasčiausiai užbaigti pradėtus darbus. Žmonės turintys šį sindromą patiria neigiamą įtaką gebėjime kurti ir išlaikyti santykius su kitais žmonėmis bei savo asmeninės sveikatinės būklės prisižiūrėjime. Sindromas taip pat stipriai kišakoja pasiekimams mokykloje, universitetuose bei kylant karjeros laiptais darbuose,
ir daugybė kitų aspektų neigiamai įtakojančių gyvenimo kokybę. Jeigu būtų įdomu daugiau pasiskaityti apie ADHD sindromą ir kaip jis neigiamai įtakoja žmonių gyvenimus, šio video aprašyme priseksiu porą šaltinių, kuriuose galite rasti daugiau informacijos. Tačiau grįžtume prie socialinių medijų. Mokslininkai iš Kalifornijos atliko tyrimą, kuriame tyrė 2500 aukštųjų mokyklų studentų, kurie tyrimo pradžioje neturėjo jokių ADHD sindromo simptomų. Jaunimas buvo apklaustas, kaip dažnai jie užsiima skirtingomis socialinių medijų ir skaitmeninės žiniasklaidos veiklomis. 2 metų intervale jaunuolių buvo perklausinėjama dėl jų aktyvumo socialinėse erdvėse ir tuo pačiu tikrinama, ar tai neprovokuoja ADHD sindromo simptomų. Mokslininkai nustatė, kad tyrimo pabaigoje 4,6% jaunuolių, kurie pranešė apie pasyvesnį naudojimąsi socialinėmis medijomis, turėjo atsiradusių ADHD sindromo simptomų. Tačiau skaičiai šoktelėjo iki 9,5% tų, kurie pranešė apie aktyvesnį naudojimąsi socialinėmis medijomis ir iki 10,5% tų, kurie informavo jomis naudojasi aktyviai. Apskritai aktyvus naudojimas socialinėmis medijomis padidino ADHD sindromo simptomų riziką maždaug 10%. Ir jeigu galvojate, kad 10% nėra didelis rizikos koeficientas, tai informuoju, kad straipsnis apie šį tyrimą buvo parašytas 2018 m. Liepos mėnesį. Dar 2018 metais rašant šį straipsnį Harvardo medicinos mokslų daktarė pabrėžė, kad nors šie skaičiai ir neatrodo dideli, tačiau tai yra tyrimas, kurio negalime ignoruoti. Kaip ir minėjau anksčiau, ADHD sindromo simptomai gali turėti skaudžių pasekmių mokantis, kuriant santykius, siekiant karjeros bei daug kitų aspektų gyvenime. Taip pat dar kartą paminint dopamino išsiskyrimus aukščiau normos ribų, socialinės medijos yra labai stimuliuojančios. O jaunystė yra tas laikas, kuriame jaunimas ieško socialinio ryšio ir ugdosi socialinį tapatumą. Tad tampa visai nenuostabu, kodėl jaunimas yra taip lengvai įtraukiamas į aktyvų socialinių medijų naudojimą. Mokslininkai drąsiai teigia, kad jaunimui, kuris aktyviai naudojasi socialinėmis medijomis, stipriai pakyla tikimybė, kad ateityje jiems pasireikš ADHD sindromo simptomai. Tad jeigu 2018 metų tyrimo metu gauti skaičiai jūsų neišgąsdino, įsivaizduokite, kaip per 5,5 metų patobulėjo socialinių medijų algoritmai, kurių esminis tikslas ir yra prikaustyti jūs prie telefonų ekranų. Taip pat masiškai padidėjo ir toliau auga skaičius žmonių besinaudojančių socialinėmis medijomis ir jų naudojimo aktyvumas. Trumpi filmukai vadinami Reelsais, kurie šiuo metu yra ypač populiarūs ir aktyviai naudojami įvairiose socialinių medijų platformose, buvo pristatyti tik 2020 m. rugpjūčio mėnesį. Tad tyrimas buvo atliktas dar prieš atsirandant šiems ypatingą priklausomybę keliantiems socialinių medijų ginklams. Nebejoju, kad tokį tyrimą atlikus šiais laikais skaičiai būtų ganėtinai didesni ir gerokai labiau gąsdinantys. Šioje vietoje norėčiau atkreipti ir mažų vaikų turinčių tėvų dėmesį, taip pat tų, kurie galbūt jau šiuo metu laukia šeimos pagausėjimo arba planuoja neužilgo turėti vaikų. Buvo atliktas mokslinis tyrimas siekiant išsiaiškinti, kaip gausus telefono naudojimas ir priklausomybė ekranams įtakoja vaikų sveikatą. O gauti rezultatai parodė, kad yra tiesioginis ryšys tarp vaikų priklausomybės ekranams ir tokioms bėdoms kaip miego bei nerimo sutrikimai bei depresinės nuotaikos. Taipogi vaikai, kuriems atsiranda priklausomybė nuo ekranų, praranda norą socialiai leisti laiką su šeima ir draugais, bei praranda susidomėjimą įvairiomis naujomis patirtimis bei veiklomis. Vaikystė yra nuostabus gyvenimo etapas, kurio metu daugybė veiklų ir patirčių dar yra naujos ir neišbandytos. O ilgas vaikų laikas praleidžiamas prie ekranų ir priklausomybė nuo jų slopina šį nuostabų impulsą išbandyti naujas įdomias veiklas bei patirti teigiamas emocijas, kas užkerta kelią nuostabių atsiminimų kūrimų iš vaikystės. Ir nors pats vaikų kol kas dar neturiu, tačiau puikiai suprantu, kad grįžus po ilgos ir sunkios darbo dienos norisi atsigauti ir yra sudėtinga dar skirti kokybiško energingo dėmesio savo vaikams. Tad leisti jiems sėdėti prie stimuliuojančių ekranų suteikia daugiau laisvo laiko atlikti buities darbus ir pailsėti. Tačiau supraskite, kokią neigiamą įtaką vaikams daro ilgas laiko leidimas prie ekranų. Liūdniausia stebėti, kai šeimai pietaujant kavinėje mažas vaikas nebegali net ramiai pavalgyti, jeigu prieš save neturi telefono ir nenaršo interneto platybių. Visos šios situacijos įsiskolina jūsų vaikų gyvenimo kokybė ateityje, o anksčiau ar vėliau skola privalės būti išmokėta. Ateiname į tuos laikus, kai jaunimui tampa sunku net ramiai pasėdėti ir paskaityti vertę jiems suteikiančią knygą, nes jie yra pratę prie stimuliuojančių aktyvių šviesų ir vaizdų pokyčių ekranus.
o sufokusuoti dėmesį į knygą jiems pasidaro sunku ir atrodo tiesiog neįdomu. O ką kalbėti apie socialinį kontaktą su kitais, apsunkintą mokymosi procesą, bei susikoncentravimą į darbus ir daugybę kitų aspektų, kurie ateityje gali neigiamai įtakoti jų gyvenimo kokybę. Pradėkite rūpintis ir riboti savo laiką prie socialinių medijų ir telefonų ekranų. Taip pat prižiūrėkite ir jums brangius žmonės, kol tai neigiamai neatsiliepia jų gyvenimas. Socialinių medijų netikrumas ir kaip tai neigiamai įtakoja mūsų emocinės būsenas. Kadangi tai yra socialinės medijos, tad bet kada atsidarius Facebook arba Instagramą pamatysite daug įrašų ir storių iš jūsų pažįstamų, žinomų arba tiesiog sekamų žmonių gyvenimų. Tačiau problema yra tame, kad socialinėse medijose visi rodo tik savo gyvenimo sceną, bet slepia tai, kas vyksta užkulisiuose. O atsidarę socialinės medijas matome tobulus kitų žmonių gyvenimus. Dalius veidus, gražias figūras, naujus prabangius automobilius, tobulus santykius, egzotiškas keliones bei gražius namus. Jauni, ganėtinai naivūs bei mažai gyvenimiškos patirties turintys žmonės susidaro nuomonę, kad visi aplinkui gyvena tobulus gyvenimus, o jie pastoviai susiduria su gyvenimo metamais iššūkiais ir be perstojo sprendžia įvairias iškilusias problemas. Tokie žmonės, matydami tik gražiausias kitų žmonių gyvenimo akimirkas, pradeda galvoti, kad pas kitų žolė auga gerokai žalesnė, ko pasekoje susidaro klaidingą bei iškreiptą požiūrį į gyvenimą. Pasak psichologų, socialinių medijų platformos pradėjo kelti savotišką konkurenciją tarp jos naudotojų. Šios konkurencijos metu žmonės varžosi, kuris įkels daugiau gražių savo gyvenimo akimirkų, kuris įkels gražesnę savęs nuotrauką, kuris surinks daugiau laikų, sekėjų ir peržiūrų ant savo įrašų. Tačiau tai išeina tikrai ne visiems. Šio varžymosi ir aktyvių socialinių medijų naudojimo pasekoje jaunimas šiais laikais vis labiau ir labiau susiduria su depresyviomis mintimis, nerimo sutrikimais bei nukritusią savivertę, kas įtakoja žemas ambicijas ir motyvacijos stoką siekti savo tikslų ir svajonių bei gerinti savo gyvenimo kokybę. Supraskite esminį dalyką. Visi mes turime problemų. Visi kartais jaučiamės išsigandę, darome didelės klaidas, iš kurių mokomės ir tai yra natūralu. Priimkite jas. Nes siekdami pamilti save tokį, kokie esate, negalite nekęsti situacijų, kurios jūsų formavo. Taip pat visi patirime sunkius etapus bei gyvenimo metamus iššūkius, kurių procese jaučiame neigiamas emocijas. Visi norime jaustis mylimi, saugus, pripažinti ir reikšmingi. O didžioji dalis to, ką matote socialinėse medijose, yra kitų žmonių išrinktos pačios gražiausios jų gyvenimo akimirkos, siekiant gauti dėmesio bei norint gauti pripažinimo, bandant parodyti, koks nuostabus jų gyvenimas. Tačiau tai visiškai neatspindi jų gyvenimo tikrovės. Pasak šiuo metu vieno garsiausio psichologijos profesoriaus Jordano Petersono, kadangi šiais laikais esame taip stipriai suvirtualizuoti, tad stebėdami kitų žmonių gyvenimus socialinėse medijose galvojame, kad toks ir yra pasaulis. Tačiau tai visiškai netitinka gyvenimo realybės ir netgi labai aktyvų savęs demonstravimo socialinėse medijose psichologijos profesorius sieja su pripažinimo problemomis ir narcisistiniai asmenybės tipą turinčiai žmonėmis. Atsiminkite patį svarbiausią aspektą. Žolė bus ten, kur jūs ją laistysite ir prižiūrėsite. O eikvodami savo brangų laiką, stebėdami klaidingą kitų žmonių vaizduojamą jų gyvenimo viziją, tikrai nepadedate žoliai labiau sužaliuoti jūsų asmeninėme kiemelėje. Tad nesileiskite socialinėms medijoms iškraipyti ir neigiamai paveikti jūsų požiūrį į gyvenimą, bei apvaginėti jūsų brangų laiką. Kad dar geriau suprastumėte, ką turiu omenyje, sakydamas, kad priklausomybė socialinėms medijoms ir telefonų ekranams neigiamai įtakoja mūsų gyvenimo kokybę, noriu su jumis pasidalinti trumpą ištrauką iš 2024 metų naujųjų šventės Paryžiuje. Vietoj to, kad šį nuostabų momentą išgyventi, patirti teigiamas emocijas bei jausti natūralų dopamino išsiskyrimą ir šį atsiminimą išsaugoti pačioje svarbiausioje saugykloje, tai savo atmintyje. Didžioji dalis švenčiančiųjų šio momento neišgyveno, o vaizdo įrašą išsisaugojo savo telefonuose ir tikėtina, kad pasidalino socialinėse medijose dėl noro kitiems pavaizduoti, kaip smagiai jie sutiko naujosius metus, tačiau realybėje nepatyrė jokių natūralių teigiamų emocijų. Būkite sąmoningi ir supraskite, su kokiais pavojais susidurite neribodami savo laiko socialinėse medijose ir kaip tai gali neigiamai įtakoti jūsų gyvenimus.
Verčiau rinkitės natūralius gyvenimo malonumus, lavinkit savo socialinius įgūdžius bendraudami gyvai, priimkite iššūkius ir nebijokite daryti klaidų, nes tai yra pats pagrindinis būdas mokytis. Patys geriausi savo srities specialistai yra padarę daugiau klaidų, negu naujokai iš viso pabandė. Nelyginkite savęs su kitais, nes kiekvienas esate skirtingas ir savotiškai nuostabus, ir tai, kas tinka vienam, gali visiškai netikti jums. Taip pat neprivalote niekam nieko įrodyti socialinėse medijose ir supraskite, kad bandydami visiems įtikti ir siekdami būti visų draugų, tapsite priešais patys savo. Visai nesenai išgirdau vieną apsakymą, kuris byloja, kad jeigu kartu su dideliu kiekiu žmonių visas savo problemas sumestumėte į vieną krūvą, jūs labai greitai savasias pasiimtumėte atgal. Tad nustokite savo gyvenimo kokybę vertinti ir lyginti pagal klaidingai socialinių medijų tapomą gyvenimo peizažą. Prižiūrėkite savo sveikatą, o jeigu naudojate socialinėmis medijomis, darykite tai su teigiamu arba naudingos informacijos paieškos tikslu. Jeigu būtų įdomu daugiau paanalizuoti šaltinius, diskusijas ir įžvalgas, kuriomis rėmiausi kurdamas šį video, visas nuorodas paliksiu video aprašymui. Būkit sveiki ir laimingi. Iki.